Violetinis namelis. Žiniuonė kartu su Ema prabunda violetinės spalvos šviečiančiame namelyje. Mergaitė nesusivokdama, kur esanti, pirmiausia griebė telefoną pasitikrinti, ar jai kas neparašė žinutės, kas naujo įvyko pasaulyje. Vedlė tuo metu prikimusiu balsu prakalbo. Ar mes grįžtame prie senų įpročių, Ema? Oi, aš jūsų net nepastebėjau. Pamaniau, kad esu namuose. O jei ir esi namuose, mes juk mokėmės dieną pradėti kitaip, Ema. Sutikime dieną sveikindami saulę, dėkodami už išmoktas pamokas, šypsodamiesi supančiai aplinkai. Ema padėjusi telefoną į šalį nusišypsojo žiniuoniai. Mintise padėkojo gamtai už dar vieną nuostabią dieną, už patirtį nameliuose, padėkojo savo už pastangas ir lyg kačiukas pasiraivė lovoje. Žinote, kodėl paėmiau telefoną į rankas? Prakalbo Ema. Nagi, papasakok. Aš tai darau kiekvieną rytą ir dabar tai pasielgiau iš įpratimo. Žiniuonė nusišypsojo. Kompiuteriai, telefonai, skirti susisiekti su žmonėmis, gauti ir kaupti informaciją. Bet mes retai naudojame juos pagal paskirtį. Dėl besaikio sėdėjimo prie kompiuterio, realūs žmonės, gyvas bendravimas, gėrėjimasis gamta nustumiami į antrą planą. Ir mes netenkame pačių gražiausių tikrų akimirkų. Šiandien mes praleisime dieną bandydamos pajusti kiekvieną akimirką. Ką turite omenyje? Paklausė Ema. Šiandien mes gyvensime be įpročių, ne praeitimi, ne ateitimi, tik šią akimirką. Kad ir ką darytum, stenkis susitelkti tik į tą veiksmą ir į tą akimirką. Be žinių, širdies ir tikėjimo nebūtų harmonijos. Ar žinai kodėl? Juk reikia priimti daug sprendimų, kai atrodo protas sako vieną, o širdis šnabžda kitą. Ir tik tada, kai klausome ir išminties ir širdies, priimame teisingus sprendimus. Abi persirengusios nuėjo praustis. Pajus, kaip šis vandenėlis gaiviai nuplauna tavo veidą. Jis įsiskverbia į tavo odą ir ją atgaivina. Žiniuonė, bet prausiamės mes kiekvieną dieną ir apie tai net nepagalvojame. Taip, šviesulėlė, mes labai dažnai nesimėgaujame mažomis kasdienybės akimirkomis, maistu, tėvų apkabinimu ar pokalbiu su draugu. Mes tai laikome lyg savaime suprantamais dalykais. O kai užkliūvame už kokio akmens, pykstame ant jo, mat anksčiau ten jo nebuvo. Kodėl akmuo? Ar čia kokia paslėpta mintis? Pasiteiravo Ema. Taip, Ema, mano kalboje labai daug paslėptų minčių bei simbolių, bet jų reikšmę atrasti labai įdomu. Kai vieną dieną mes netenkame to, ką suvokėme kaip savaime suprantama, tada labai gailimės, kad nesidžiaugiame tuo, ką turėjome. Užaugusi galbūt pasiilgsi tėvų namų, su nostalgija prisiminsi buvusius draugus. Taigi susitelkusios į kiekvieną akimirką, jie pasimėgausime ir išvelgsime daugiau nei pasidavusios įpratimui. O kaip man negalvoti apie praeitį ir ateitį?
Kaip galėčiau keisti šiuos įpročius? Prieš pusryčius mes padėkosime gamtai už turimas gėrybės ant stalo. Valgydamos pasistengsime mėgautis kiekvienu kąsniu, pajusti kiekvieno produkto skonį. Abi valgė besišypsodamos. Ema lėtai kramtė maistą, stengėsi pajausti įvairius skonius, mintys, lyg debesėliai vis atplaukdavo, bet jis stengėsi nekreipti į jas dėmesio. Mergaitė pusryčiavo negalvodama apie laiką, todėl valgė pasimėgaudama ir ilgiau nei įprastai. Laikas tarsi sulėtėjo. Kaip man patinka taip valgyti, šypsojosi Ema. Kaip manai, Ema, kodėl žymus mokslininkai ir kūrėjai sugebėjo sukurti pasauliui nepaprastai naudingų išradimų? Nes jie mėgavosi kiekvieną akimirką? Taip ir ne tik. Susitelkę į esamą akimirką, jie pastebėdavo daug aplink vykstančių procesų. Todėl pradėdavo juos nagrinėti ir atrasdavo atsakymus. Nuraminus mintis, kartais intuicija ir kūrybingumas tiesiog pabusdavo ir pakuždėdavo, kaip kitaip jie gali atrasti rūpimus atsakymus. Mes visi turime talentų, tad kaupdami žinias ir koncentruodamiesi į tai galime pasiekti daug daugiau ir greičiau, nei tas, kuris nesugeba to padaryti. Žinios tai raktas, atveriantis daugybę durų, o širdis neša stebuklus ir šviesą ten, kur mes įeiname. Ir net valgant reikia susitelkti tik į šią akimirką, pasitikslino Ema. Kai mes valgome, mintys lyg debesėliai įsiterpia į tą akimirką. O kai tu pasiimi į rankas telefoną, minčių debesėlių atsiranda dar šimtai. Ar išgirdai, kai tave pavadinau šviesulėliu? Paklausė vedlė. Tikrai mane taip pavadinote? Neišgirdau to, plačiai šypsodamasi atsakė mergaitė. Štai tau ir atsakymas. Na, o dabar eikime išsivalyti dantukus. Pradėdamos keisti įpročius, mes valysimės dantis kita ranka, nei esame įpratusios. Kadangi įprastai aš valausi dešinę ranką, šiandien valysiuosi kairę ir taip lavinsiu smegenis, kurios įpratusios prie kitokios siunčiamos informacijos. Ema pradėjo valytis dantukus ir stebėjo kiekvieną savo rankos judesį. Jie buvo sunkiai kontroliuojami. Nerangus, mergaitė net ėmė juokas, matant, kaip nevalingai tai darė kita neįprasta ranka. Vedlė jautė, kad mergaitė nekantravo eiti lauką, tad žiniuonė patarė Emai mėgautis akimirkomis kiekviename namelyje, nes jos tokios pat malonios kaip ir augalo auginimas. Auginant gėlę, ją reikia laistyti, tręšti, kartais apsaugoti nuo vėjo ar paremti, kad stiebtųsi tiesi, giliomis šaknimis ir sveika. Ema, gėlės žiedas bus kito namelio stebuklas, bet prieš pažvelgdamos į žiedą mes eisime pasivaikščioti lauką. Nepamiršk mėgautis kiekvienu žingsniu, atkreipti dėmesį į aplinką, bei matyti ir girdėti, kas vyksta čia pat. Gamtoje Ema mėgavosi akimirką. Ji uodė pušyno kvapą, jautė smėlį po kojomis. Matė lengvai lyg plunksnelės skraidančius drugelius ir girdėjo netylančią švelnes paukščių giesmes. Kai norėsi sustiprinti intuiciją, tikėjimą, nuraminti mintis, susitelk į kaktoje esančią trečiąją akį. Kvėpuok ir skleisk violetinę šviesą,
tarė žiniuonė. O kur yra trečioji akis? Kodėl būtent ten susitelkti į violetinę šviesą? Smalsiai paklausė mergaitė. Tai tarpas tarp tavo antakių. Akimis tai galbūt ne visada matoma, bet intuicija tau pakuždės įvairius atsakymus. Svarbu pamatyti siunčiamus ženklus ir ieškoti į juos atsakymų. Juk būna tokių akimirkų, kada sakai sau, taip ir žinojau, kad ten buvo geriau neiti. O dabar stebėkime debesis, paukščius, gamtą ir palydėkime plaukiančias mintis. Žiniuonė ir Ema dar ilgai vaikščiojo po pušyną, giliai į plaučius kvėpė gaivų orą, o paskui patraukė namo. Mergaitė jautėsi pavargusi, juk anksčiau ji viską darė įprastai, nesimėgaudama tą akimirką, lyg ten jos net nebūtų. Einant namo, žiniuonė Emai papasakojo, jog gyvenimas aplinkui verda, bet sieloje yra šis, kurią išlaikant harmonijoje šis chaosas jos nebevaldys. Prieš užmigdama žiniuonė tarė. Intuicija, išmintis, žinios ir širdis sudaro vientisą harmoniją. Ema, prieš užmigdama susitelk į savo trečiąją akį, violetinę išminties ir intuicijos spalvą. Pasakyk sau garsiai, aš esu šviesa ir meilė. Padėjusi minčių barškutį po lovą, giliai kvėpuodama, tu saldžiai ir giliai užmigsi. O kitą dieną budriai žengsi į dar vieną namelį, kuris galbūt išpildys tavo svajonę. Ema padėkojo dienai, žiniuoniai, pasidėjo minčių barškutį po lovą ir ištarusi stebuklingus žodžius saldžiai užmigo. Intuicija. Išmintis, nuojauta, rega, laisvė, tiesos nuo melo atpažinimas, tikrasis pašaukimas, sąmoningumas, vaizduotė, ženklai, atsakymų paieškos, tikėjimas, dabarties budrumas, mokslas, gamtos kalba, sapnų rašymas. O dabar susikoncentruokime į trečiąją akį tarp antakių ir įsivaizduokime violetinę intuicijos spalvą.